Žodžiu, atsitinka pasaulyje tokie keisti dalykai ir man, vat aš vaikštau dabar ir aš suprantu. Ilgai klausiausi tokių dalykų, kai žmonės kalbėjo ir galvodavau, kaip taip gali būti, ar tai galėtų būti tiesa. Ir žinot, aš dabar staiga einu ir tikrai supratau, kad mes žmonės esam tarsi veikėjai kažkokių vaidmenų atlikėjai. Ir aš tą supratau visiškai neginčiamai. Dabar tiesiog pajaučiu, kad tai yra visiška tiesa. Ir nežinau, toks jausmas. Oi, nevėliu, toks ypatingas jausmas, žodžiu. Oi, čia lyja lietus, čia su mano šunyte vaikštinėjom per lietų, labai geras oras. Ir mes čia vaikštinėjom tam parkelį, žodžiu, ir mane aplanko kažkokie nušvitimai. Ir jie ne iš nieko, aišku, aš ką tik šiaip išgirdau tokį pasakymą, kad mes tiesiog vaidinam. Ir tai tikrai yra tiesa, kad mes gyvenam čia, vaidinam tokius kažkokius pasaulių, nežinau, laiminguosius arba nelaiminguosius. Ir kad mes čia gyvenam, kaip pasakyti, ir išgyvenam įvairias patirtis ir visos jos buvo reikalingos tam, kad dabar suprastume, kad galim gyventi kitaip. Ir žodžiu, mes galim dabar rinktis, nes mums Dievas suteikia galimybę ir žinių rinktis, bandyti aiškintis, kaip mes gyvenom, kas mes tokie buvom ir dabar jis mums duoda žinias, kad mes galėtume suprasti, kad mes galim kitaip gyventi. Tai yra be kaukių, be apsimaitinėjimo ir tikriausiai ne vienas, esat girdėjęs ir sutikęs tokį pasakymą, kaip būti savimi, kad būti savimi sunku, kad prirašyta daugybė knygų, kaip suprasti kitus žmonės, ką reiškia jų vieni ir kiti poelgiai, veiksmai, mimikos ar nežinau dar kažkas. O iš tiesų tai yra toks žaidimas, kai mes bandom kažkokiu tai būdu ištirti, ką tai galėtų reikšti, ką vienas ar kitas žmogus pasakė. Tai yra žaidimas toksai, kurį žaidėm ir kurio žaisti dabar nebereikia, nes mes tiesiog galim jausti žmogaus energiją. Ir žodžiu, tos knygos buvo tam, kad mes sužinotume, kad galbūt tai buvo reikalinga kažkuriuo metu, kai Žemė išgyveno kitą energiją, kai žmonės buvo kitokie, o dabar mes jau esam kitokie ir mes turim teisę rinktis kitas tiesas, negu jos buvo iki šiol renkamasis. Tai va, ir dar aš noriu jums parodyti, čia mes vaikščiojom su šunyte ir aš kokį gražų čia radau atradimą šitam parke. Va čia mes esam parke, kur paprasta. Ir aš ką atradau, aš tai jau parodysiu labai, štai grybas, pilkaunikas, labai gražus ir dar jisai turi, mažą vaikėliuką, labai fainai. Tai va, šiandien tiek trumpai, man tiesiog kažkaip ta mintis atėjo ir aš čia norėjau pasidalinti. Aš aišku nesu nei jokia kalbėtoja, nei, nežinau, kalbų mokėtoja, sakytoja, bet aš tiesiog noriu su jums dalintis tai, ką pati jaučiu, išgyvenu ir kaip pasakyti, kaip vyksta transformacijos. Kad mes galim jas patirti, jeigu mes leisim savo patirti tas transformacijas. Tai va, o čia besėdėdama prie to grybo, dar vieną grožį radau. Va, kokia gėlytė. Ir va, man iš tikrųjų, man šitas grybas dabar, palaukit, grybukas, koks grybukas. Ir man noriu pasakyti, kad visi tie dalykai, kuriuos čia pamatau,
man teikia tiek džiaugsmo, kad net mano protui susivokti. Jis sako, o, kažkokia kvailystė, kažkoks grybas, kažkokia gėlė, ar kažkokie lapai, ar kažkoks lietus. O mano siela tiesiog džiaugiasi, kad aš galiu patirti visus šitos paprastus patyrimus ir paprastus žemiškus stebuklus. Tai va, linkiu jums visiems gražios, lietingos dienos. Lietus labai mums reikalingas. Žodžiu, būkit su savimi pirmiausia. Mylėkit save pirmiausia. Ir tada viskas savaime pagerės ir išsispręs. Sėkmės ir iki.